Sveiki, tai šiandien mes dvi tokios geltonos, reiškia čia yra trys geltoni, nes čia yra greičiausiai vyriškis ir svečias yra Justė, reiškia kolegė iš Anglijos, šiuo metu, irgi yra lietuvė ir irgi yra labai tokiam stipriam interesė susidomėjime visatos paslaptim, tais visais tokia aukštesnė sąmonė, žiniom, reiškia, galbūt sieja, galima sakyti, mūsų Justė, meilė, tokia žemiška, mes meilė dabar nepradėsim kažką meilę, bet meilė žiniom, tai reiškia toks, jeigu kažko domiesi, tai iš esmės domina žinios, ne tai, kad kažką gautum, ne tai, kad galbūt savo kažkokią ten, kada čia bus, ne dėl to, kad taip yra įdomu, kaip šita visata veikia, kokie čia dėsniai, žemėj kokie dėsniai ir labiausiai galbūt tokia didžiausias interesas, iš tikrųjų, astrologija, nes astrologija, mes žinom, kad yra daugybė tų sričių, ko mes galim daryti. Mes galime apie žmogų iš veido bruožų pasakyti, iš fizionomikos, iš chiromantijos, delnų linijos, reiškia, kortos ir čia, aišku, kiekvienas jų turi savo pliusus, minusus, skirtumus, apie ką irgi galima labai daug kalbėti. Bet astrologija tai yra tie kosminiai visatos dėsniai, tai yra neišvengiama, nes jeigu kad ir kiek žmogus sakytų, aš netikiu astrologiją, reiškia, aš netikiu ten dar kažko, nesvarbu, gerai, jeigu tu netiki, prašau padaryk taip, kad dabar būtų naktis visoje visatoje, prašau padaryk, jeigu tu toks galingas ir tu netiki. Tas žmogus nieko nepadarys, vis tiek ateis naktis ir vis tiek išauš rytas ir vis tiek viskas vyks taip, kaip yra Dievo sukurta, iki tol, kol baigsis ciklas, era, juga ir taip, kaip Dievo sukurta. Mes jau čia kažkaip tai kūrėm savo gyvenimą kažkokiais būdais ir astrologija iš tikrųjų parodo labai tiksliai, sakykime, karmą. Tai yra visiškai toks kaip karmos atspindys, nes kokius mes tą situacijas atsinešėm, parodo dangaus kūnų išsidėstymas mūsų gimimo metu, mūsų gimimo lenteliai pagal mūsų tikslų astrologinį laiką. Vėlgi tame daug klausimų kyla, kartais kodėl vieni žmonės gimė tuo pačiu laiku, kitokius neša scenarijus, nes dar yra dar stipresnis dalykas už visą tą, ką mes matom tame, tai yra norai. Daugybė žmonių gali būti gimę ir tuo pačiu laiku, bet aišku, dar noriu pasakyti, kad veikia ir tėvų lentelės, kaip pagal kiekvieno vaiko, kaip tuo metu pagal vaiko būstą, čia tiesiog tokiam supratimui, nes ir dvynių būna skirtingi, vėlgi kodėl, nes jie gimė kelių minučių tikslumu ir tėvo ir mamos lenteliai pirmas, antras, trečias vaikas. Bet yra toks labai stiprus dalykas norai, reiškia, aš noriu arba aš nenoriu. Žmogus dažnai daro kažką, ko nenori ir jis tada sako, aš gyvenu ne savo gyvenimą, nes savo gyvenimą kažkokia prasme iliuzija tokia vis dėlto gyveni tada, kai gyveni pagal norus. Ir šiandienos tema būtent iš astrologijos būtų soliarai, nes tai yra Justės labai mėgstama tema ir būtent šita tema ir turėjo būti kalbama su Justė, tai tuoj pakalbinsim, kaip jinai sužinojo apie soliarus, apskritai apie astrologiją, bet reiškia soliaras, jeigu reiškia po video taip pat įkelsiu straipsnį, tai yra sunku suprasti, netgi daugybė žmonių besidominčių astrologiją arba galbūt net ir astrologai, nes visko neprinaudosi, kiek technikų yra, tai nebūtinai visi naudoja soliarus, bet tai yra labai stipri astrologinė technika, labai ištyrinėta, labai paaiškinama aukštesniąją logiką, moksliškai, visai kaip dabar nori moksliškai. Reiškia, kad kiekvienais metais, tuo metu, kai mes gimėm, Saulė grįžta į tą patį laipsnį. Tai reiškia, jeigu mano gimtadienis gegužės 1, tai kiekvienais metais gegužės 1, bet gali būti ir diena prieš, diena po, nes tai yra skirtingų laikų, Saulė grįš į tą patį laipsnį ir suformuos metinę prognozę. Visi metai bus taip, kokia lentelė būtent tuo metu bus, nuo ko tai priklauso ir aš tik tais dėl to noriu labai išryškinti ir vis tiek nesupras daug kas, nes daug kartų jau esu visokių girdėjus, ta prasme, norų, pavyzdžiui, pakeisti savo soliarą. Ir tai reiškia, tai keisis, jeigu tu keisi savo soliarą, tai keisis tavo būtent tie metai, bet keisis ir dar kai kas, apie ką mes čia giliau pakalbėsim, tai tokia vidinė jėga, kad aš suprantu, kad Dievas man davė įrankį ir aš su to įrankio pagalba kažkiek keičiu savo likimą, bet gal nelemti, o likimą, ne? Tai reiškia tų metų metinę prognozę. Tai nuo ko tai priklauso? Dabar, pavyzdžiui, šiandien yra mano gimtadienis ir kur aš esu, kokioj žemės vietoj? Tailande, Amerikoje, Lietuvoje, Zimbabvėje, Pietų Amerikoje, reiškia Vilniuje, Lenkijoje, Barcelonoje.
koordinatės, būtent šitos geografinė ilguma, platuma, tuo metu, kur aš buvau, toks ir bus mano tas vadinamasis soliaras, tai metinė prognozė. Ir tai reiškia, kad tuo metu mes galime suformuoti išvykimą, tarkime, iš Lietuvos į Ameriką ir mes turėsim visiškai kitokią metinę prognozę. Visiškai. Bet tai turi būti derinama vis tik su profesionaliaja astrologija, nesavarankiškai. Šitas rytis jau nelabai gali būti savarankiškai derinama, nes tai yra jau labai toks, sakau, ir moksliškai, ir visai kaip ir techniką reikia žinoti konkrečiai. Tai dabar Justė, kaip tu apie astrologiją, būtent apie soliarus sužinojai, ar turi tame kažkokią patirtį? Jo, gal pradėsiu nuo astrologijos. Tai astrologija mane labai domino, iš tikrųjų, labai seniai. Bet pasakysiu taip, zubrintis. Jeigu aš kažkas mane labai domina, tai aš jau taip tūpai, jupiteriškai, taip mergeliškai zubrinsiu. Gilinsiuos, aiškinsiuos, o kodėl, pas mane bus labai daug kodėl ir kol aš nerasiu atsakymų į visus savo kodėl, tai neįsiu miegoti. Tai pradėjau zubrinti taip jau visiškai stipriai, giliai, maždaug 2016 metais ir man kuo toliau, to gilyn į mišką, to daugiau klausimų kilo, kodėl, nes pagal vakarų astrologiją, niekaip aš nemačiau savęs toje lentelėje, visiškai netitiko mano asmenybės, to, kas aš esu, nes aš į save žiūriu ne kaip į kažko labai tokio ypatingai nuostabaus, bet aš matau savo visus, taip sakant, negaliu sakyti pliusus ar minusus, nes visos savybės yra ypatingos ir jau mums duotos ne be priežasties, bet visas tas savybės, kurios galbūt kitus, sakykime, erzinančios ir taip toliau, ne tik tai, kad oi, čia tik aš tokia nuostabi, o visi kiti blogi. Ir niekaip nesiderino su to, ką aš mačiau vakarų lentelėje. Ir neatsakė man į klausimus. Ir tada netikėtai aš atradau, 2018 metais atradau rytų astrologiją. Ir rytų astrologija man buvo dar tamsesnis miškas, su dar daugiau medžių, dar gilesnis ir aš tą nesupratau, tų lentelių aš visiškai nesupratau rytų astrologijos ir bandydavau suprasti per vakarų astrologinę lentelę, skaičiuodama atgal kiekvieną ženklą, atsiskaičiuodama 24 laipsnius atgal, nes niekaip nesupratau rytų astrologijos nei vienos lentelės, nes jų yra įvairių tipų. Tai buvo ilgas labai žaidimas, bet tada jau ėmiau kažką suprasti, kad va čia ir yra tai, ko aš ieškojau. Bet buvo daugiau klausimų negu atsakymų ir tada atradau, iš tikrųjų prašiau Dievo, kad ir kaip kai kuriems čia žiūrintiems galbūt skeptikams, kaip juokingai skambės ir taip toliau, bet aš viską prašau Dievo. Ir prašiau Dievo, kad atsiųstų man ar žmogų, ar knygą, ar kažkokį tą tikrų žinių šaltinį, kuris man paaiškintų ir suteiktų tas tikras žinias, nes internetas pilnas visko. Internete yra kaip knistis konteinerį, galima rasti jau lobį, bet labai daug šiukšlių. Ir visko ten pilna, knygų taip pat yra įvairių prirašyta. Ir neaišku, iš kur tos knygos, kas jas parašė ir kaip jas parašė. Ir visų knygų irgi neperskaitysi. Tai metus laiko laukiau, prašiau Dievo ir man atsiuntė Supremą. Labai jam ačiū, labai dėkoju. Ir nuo to prasidėjo mano rimtesnės analizės būtent rytų džiotišo astrologijoje. Ir ten aš paragavau soliarų. Ir soliarai, kaip mes su Suprema kartu juokaujam, man jie yra kaip saldainiai. Aš juos taip mėgstu. Man pats įdomiausias, nors tai yra jau kaip ir visiškai ne rytų džiotiš, tai yra vakarų, bet pritaikyti galima visur. Ir tai yra kaip saldainiai. Nes žiūrėti į tą stebuklą, kaip galima pakeisti metus viena ar kita linkme, duodant savo kažkokių galimybių tam tikroje gyvenimo srity, galima duoti kažkokių išbandymų, aš labai mėgstu išbandymus, tarkim. Galima savo kažkokių išbandymų duoti. Aišku, dauguma žmonių nori ko, negaliu sakyti kaip visi, bet dauguma žmonių ko nori. Santykių, pinigų, santykių. Turbūt du pagrindiniai dalykai, ko žmonės nori.
Arba santykių, arba pinigų. Dar ramybės gal nori, bet nėra apibrieštumo, kas čia ta gal, ramybė. jo, tai čia gal tas jo irgi toksai. Ramybė yra, kai turiu gerus santykius. Jo, Turiu pinigų, tarsi, jo, taip. tai vat. Bet aš norėjau kitų dalykų ir išbandžiau prieš 2 ar 3 metus pirmą kartą soliarą pasikeisti. Taip sąmoningai, nes tai buvo, kad aš per gimtadienį kažkur keliaudavau, bet tai dariau tikrai nesąmoningai. Ir sąmoningai su tikslu pasikeičiau soliarą, nes norėjau sutikti daugiau bendraminčių. Ir voilà. Tai buvo kada? Prieš 2 ar 3 metus, dabar aš tikrai nežinau. Jo, nes dabar mes čia kalbam 2024, nes gali būti, kad šitą video jūs jo. klausysite ir 2050. Tai buvo tik po visų covidų ir dar net nežinau, ar galėsiu skristi, nes net turėjau jokių skiepų ir jokių skiepų pasų ir taip toliau ir nežinau, ar galėsiu skristi ir keisti soliarą. Ir iki paskutinės dienos, bet Dievas palaimino mano kelionę ir savaitę prieš atšaukė visus reikalavimus mums, europiečiams, būti susiskiepijusiems ir viskas vyko sklandžiai. Ir pavyko man pasikeisti soliarą ir pasikeitus soliarą sutikau labai daug bendraminčių. Ir esu labai laiminga dėl to. Jo, nes reiškia dabar tokį, jūs te pasakė citatą. Reiškia, nes tada, kai jinai norėjo keisti soliarą, visgi dar buvo korona. Tai buvo 2021 turbūt, arba 2022, aš irgi nebeatsimenu, nes tada buvo 4 astrologijos grupė ir buvo būtent po to atsirado bendraminčio, ne, visas tas astrologijos kursas, ten mūsų pokalbiai, zoomai, tokie žmonės apsijungė su tokiom idėjom, nesvarbu, kad tai... Netgi 2 mėnesių bėgyje, mažiau nei 2 mėnesių bėgyje įvyko mūsų reiki stovykla Lietuvoje. Taip ir susitikom Lietuvoje. Tai aš irgi neįsivaizduoju, turbūt tai buvo 2021, bet ne taip svarbu, bet ką jūs tai pasakė? Tuo metu, kai jinai sumastė, kad jinai keis soliarą, reiškia, per savo gimtadienį, tuo metu, kai Saulė grįžta į tą patį laipsnį, jinai bus ne reiškia United Kingdom, ne Anglijoje, o skris į Tenerifę. Tai būtent tada mes ir susipažinom. Pirmą kartą jinai skrido pas mane. Ir reiškia, buvo daug blokų, daug visokių situacijų, kad ir skrydžiai galbūt nebus vykdomi ir apskritai Tenerifė neįsileido Britų, kurie iki šiol jai nešė patį didžiausią pelną, nes daugiausiai į Tenerifę skrenda turistų Britų. Ir būtent iki gimtadienio likus kelioms dienoms visi reikalavimai atšaukti, viskas vyksta kaip nori. Kodėl? Kodėl viskas vyksta? Viena moteris pasaulyje kažko užsimanė ir dabar viskas turi vykti kaip nori. Buvo įdomus dalykas, atšaukė europiečiams, bet ne Britams. Britai turėjo būti susiskiepiję vis dar, turėti skiepų pasą, bet europiečiams nereikėjo. Ir tuo metu, kai aš dariausi check-iną oro uoste, nes COVID laikotarpiu reikėjo daryti check-iną oro uostuose, kai dariausi check-iną, berods 4 ar 5 Britų nepraleido, nes jie turėjo tik po 1 skiepą, o reikėjo turėti 2 ir dar ten kažkiek tų skiepų daugiau negu 1. Ir jų neįleido, o mane įleido, man nereikėjo nieko, tik paso. Tai vat. Taip, nes dabar kame yra, va čia vis daugumai bus tai įdomu, bet nereiškia, kad tai yra kiekvienam pasiekiama, tai būtent į ką tai atsiremia, kad viena pasaulio moteris užsimanė keisti man soliarą ir paprašė Dievo. Nes Dievas, mes žinom, kad Dievas turi daugybę formų, daugybę inkarnacijų, tai yra, tarsi sako, prašo savo Dievo, ne? Vienas prašo duok man duonos kasdienės, kitas prašo žinių, vis tiek visi kažko prašo, nes norai, tai yra norai, bet reiškia, vis tiek tai nėra taip tuščia ir plika, kad tiesiog prašo, reiškia, jinai vis tiek atlieka kažkokias tai praktikas, galbūt transcendentinės praktikas, apie kurias nešnekėsim, nes tai ne kiekvienam yra suprantama ir ne kiekvienam tą reikia žinoti. Jeigu jūs norėsite, būtinai išgirsite ir būtinai atrasite. Reiškia, jinai kreipiasi į širdį, į tai, ko jai galbūt tikrai labai reikia. Galbūt jinai nori sutikti žmonių, su kuriais jaustų kažkokį gilų ryšį. Tai nėra kažkokie primityvūs norai. Ir norai, kurie nekenkia kitom gyvom būtybėm. Tai reiškia, nėra taip, kad jinai norėtų nuvažiuoti į kažkokią tai stovyklą ir išdeginti visą mišką ir išnaikinti galybę gyvų būtybių. Tai kenktų jau, ne, principams kažkokiems dorybingiems. Tai tokiu atveju, kai labai kažko norim, ir ypač moteris, nes moteris tai taip gali stipriai panorėti. Tai reiškia, viskas būtinai įvyks ir būtinai bus taip, kaip moteris nori, bet po to, jeigu bus kažkokių norų nešvarių, karminės pasiekmes teks
prisiimti, tikrai nebus taip, kad gavau visko, ko noriu, bet kaip čia mane Dievas myli. Nebūtinai, jeigu noras bus kažkoks nešvarus ir jisai vis tiek turės gauti kažkokias, tai visi čia taip. Tai va čia apie šitą. Taip, yra toks posakis, norit gauti, reikia duoti. Vien norėti ir gauti ir turėti neužtenka, neužteks tada sėdėti ant sofos ir nieko nedaryti, vis tiek reikės daryti ar transcendentinės praktikas ar ne, ar paaukoti kažką, savo laiką, galbūt pinigus, gal dar kažkokiam kilniam tikslui ir reikės kažką duoti, reikės susitaikyti su tą mintim ir būti pasirengus ir žinoti, kad aš esu pasiryžusi duoti dėl to, kad gaučiau. Jo, dėl to, kai norus formuojam, labai tiksliai turim įvardinti, į kurį visatos elementą, dievybę, nes yra tiek daug, jūs puikiai žinot, kas domitės, nesvarbu, kad dabar čia vakarų Europoje nieko nebėra, dar tik angelai truputį yra, o dažniausiai yra tik tai prezidentai kažkokie, tai sekretorija, ne, okei, jūs visada galit bandyti iki prezidento kažkokio skambinti per sekretoriatus, važiuoti į Ameriką, bandyti slaptai įsibrauti Baltuosius rūmus ir kažką pasiekti, ir tai bus žiauriai sunkus kelias, bet galima eiti tyrai švariai ir žinoti, į ką kreiptis visatoje ir kur yra švari energija. Ir reiškia taip save tobulinti, švarintis, nes per tos norus mes vis tiek save švarinam. Jeigu taip trumpai tokį labiau priimtiną elementą galim sakyti, kaip aš siunčiu reiki žemėje, tai reikia visai žemėje visiškai besąlygiškai, aš tikrai nieko nenoriu ir aš paskiriu net pusvalandį savo laiko. O kai tuo metu galėčiau krapštyti nosį, galėčiau gulėti pliaže, tiesiog galėčiau keikti ką nors, bet aš paskiriu pusvalandį ir aš tikrai nieko nenoriu. Tai tiesiog dėl to, kad aš ir taip esu toks suknistas vartotojas, tai bent jau tiek, reiškia, atiduodu. Jeigu to atiduodi prieš tai paskui galbūt neprašys grąžinti, bet jeigu prieš tai nebus kažko gero duota, geros intencijos, tai atves iki to, kad duotum gerą intenciją. Bet čia gali būti įvairių formų, tai va tai jūs tas čia pirmų soliaro keitimas, nes reiškia, aš astrologija, reiškia, mano tai yra kaip profesija, tai yra kaip mano, reiškia, kursai, mokymai ir vis tiek tokia jaučiu tam aistrą, pašaukimą, nes labai taip masiškai to nedarau, nes čia yra labai svarbus principas, jeigu mes kažkam jaučiam pašaukimą tokį, va čia man patinka, ir jeigu mes pradėsim iš to kalti kaip kalvėje, ne, tai kiekvieną dieną ten prognozės, čia kur ten beini, visur ten tik planet, o Jėzau, čia netinkamas laikas įeiti per duris, tai ta prasme, tai tas taps fanatizmu ir tai bus perkaitimo sindromas po to ir tai greičiausiai po to imsim nebekęsti, nes visur, kur nėra balanso, nėra harmonijos, visur visą laiką va taip, kaip svarstyklių ženklas žymi harmoniją, balansą, ne, aš einu tai. Tada reiškia tiek, kiek jaučiu, tiek, kiek tam momentu reikia, tai tada viskas harmoningai vyksta. Tai aš su astrologija labai tą balansą stengiuosi išlaikyti, kad nes čia kas klauso tikrai dauguma, manau, patyrė tą perkaitimo sindromą. Fanatizmas, perkaitimas ir ten paskui, ir kuo daugiau fanatizmo per tokio kažkokio visiškai nieko nebematau, niekas nebeegzistuoja, tuo paskui daugiau į tą minusą, į tą apačią nukrinti. Tai reiškia dėl to visus įrankius naudojam visiškai, aišku, ta harmonija galbūt čia irgi yra tokia vidinė ramybė arba suvokimas kažkoks, nes taip teoriškai čia šnekėti lengva, bet praktiškai vis tiek dažnai būna kažkur disharmonija, bet dėl to reikia labai gerai save jausti. Tai reiškia astrologija, tai maždaug 13 metų, gerai, aš esu tame ir pradžia buvo būtent vakarų astrologija, būtent soliarai ir tikrai turėjau, mokėmės su tikrai moterim, kuri labai stipriai turėjo labai stiprias žinias, tik tai galbūt ne tas, kuriuo aš nuėjau šiandien ir tie keliai išsiskyrė, jie yra skirtingi, bet tai nesvarbu. Jinai man davė žinias apie soliarus, jinai ir šiai dienai yra astrologija, būtent galbūt tame specializuojasi, jau nežinau, bet vis tiek visi mokytojai yra nuostabus, kurie mus kažko išmokė, netgi, kaip sakom, netgi jeigu užpakalį išspardė, susipykom, ten iš vis kažkas, vis tiek ačiū, taigi tai nuostabiausia ir buvo, nes galbūt tai davė didžiausių postumį link dar kažko. Tai reiškia šitos žinios apie soliarą, bet nesvarbu, tai žinios atėjo, bet kas iš to, jeigu tau žinios atėjo, tu jas turi ir gerbti, ir naudoti, ir tyrinėti, ir pats praktiškai pamatyti, kaip jos veikia. Aišku, būna kartais, tikrai yra, aš ne kartą esu taip aklai patikėjus žiniom tikrai ir tai visiškai veikia, nes kada tu aklai patiki, kai tu supranti, kad tu esi visiškas neišmanėlis ir tu nesupranti ir viskas, bet tu aklai tiki, nes tu jauti, kad tai yra tai, nors tu dar nesupranti, galima aklai patikėti žiniom, bet tai būna toks, taip, kažkas, taip, o galima nagrinėti, bet irgi ne dėl to, kad įsitikinti ir pažiūrėti, ir čia tinka, ką jis čia šneka, ne dėl to, o dėl to, kad tu įgautum patirtį, suvoktum, nes kaip tu
tu gali suvokti, jeigu tu tik perskaitai, teoriją išklausai, bet tu netlikai praktikos, ne, tai reiškia, neištyrinėjai savo tų soliarų ten 10 metų atgal, neištyrinėjai dar kokių 50 arba 5 žmonių soliarų ir nepakeitei soliaro, vat jūs čia pasakojo apie pirmą soliaro pakeitimą, bet jinai turbūt keitė ir antrą soliarą, dar kartą. Tai mano tas soliaro keitimas buvo 2016 metais ir reiškia prieš 8 metus. Vat aš labai kažkaip tuo metodu galvoju, nu taip, tai yra tas metodas, kuris man padės mane ištraukti iš mano šios dienos šiknos. Reiškia, kad aš nuskrisiu, būtent tada skridau į Tenerifę, nes aš prieš tai buvau tėvus Tenerifėje, ten pabuvau Tenerifėje, galvoju, viskas aš noriu čia, ir noras, ne? Tai buvo be galo stiprus noras, aš noriu čia grįžti, aš noriu čia ilgiau pagyventi, čia taip nuostabu. Noras, kuris ir išsipildė po 6-5 metų, tiksliai nežinau, bet nuo noro paleidimo kažkiek praėjo metų ir išsipildė, 2 metus gyvenau Tenerifėje, pasirodo, taip gali prisinorėti, kad paskui ir būsi, ir gali ten kažkur galbūt save įstatyti 30 metų, kur galbūt nebenorėsi. Tai čia visaip gali būti, dėl to, žinom, visą laiką visi, kai kalba, sako, norėk atsargiai, ne, reiškia, nes norai pildosi, tai čia viskas gerai tame ten. Tai buvo jau toks gražus noras, ne, kad tu šiltuose kraštuose gyventi ir 2 metai Tenerifėje. Bet 2016 metais būtent skridau į Tenerifę visiškai tik dėl soliaro keitimo, nes jeigu aš atsiduriu Tenerifėje per tą būtent 2016 metų gimtadienį, mano prognozijai sukrenta labai stiprios planetos pirmam astrologiniam būste ir aš tampu labai stipri, labai daug jėgos turinti, drąsi, pasitikinti, visiškai neklausanti, ką sako kiti ir taip toliau ir taip toliau. Tai reiškia, taip ir padariau ir buvo tikrai sunku, buvo ir trukdžių tam. Tai nereiškia, kad dabar mes čia kai tokios mandros kalbėti, drąsios, nereiškia, kad mes tokios buvom prieš 15 metų, toli gražu reikėjo didelį kelią praeiti, kiek jūs žinot žmonių, kurie galbūt kažką pasiekė kitų, tarkim, mes visą laiką imam žymybės, ten kokius struččių, ten darbus nors. Kokį jie vis tiek žmonės turėjo kelią praeiti, kad jie suvaldytų tokias kompanijas, turėtų didžiulius turtus, arba gali žmogus, nebūtinai, gal jis neturi nei kompanijų, nei turtų, bet jis viduj yra stiprus, jis nebebijo, jis pasitikė savim, tai galbūt tai irgi mūsų Juste, tai yra toks, ko galbūt mes siekiam, ane, ta vidinė stiprybė, jėga, kad visi sakys, kad ką tu čia nusišneki, kur tu čia skrisi su savo soliarais, niekur tu neskris, o paims ir skris, nes taip nori. Kitas aspektas yra, tu viena skrisi į kažkokią Indiją, arba tu viena skrisi į kažkokį Tailandą, viena pati, tau gal visai pasimaišė, taigi tau kas nors gali atsitikti, man namie gali kas nors atsitikti, mane gali elektra namuose nutrenkti, man Dievas nepažadėjo rytojus, vienokį ir kitokį būdu, aš turiu džiaugtis, kad aš esu gyva šiandien. Ir dažniausiai tikriausiai tokie būna, tu čia kažkur skrisi, ko ten tau taip toli vienai dar, o jeigu kas atsitiks? Jo, dėl ko netgi taip yra, esat girdėję, kad sako, apie nieką nesipasako kitiems ten, pavyzdžiui, kai jau planuojat, kad ir soliarą keisti, ne? Galima pasakoti kažkokiam, galbūt su kažko su savo asmeniniu astrologu, su savo asmeniniu psichoterapeutu, su mama, kuri tikrai neplepkins draugas, su vyru, su dukra, nesvarbu, kažkokią vieną galima ten, gal 2 žmonės, keli jūsų artimiausi patikrinti gali žinoti. Bet jūs jokių būdų, bet ką darydami, bet ką, išskrisdami į Ameriką, planuodami uždirbti milijoną, ten planuodami susilaukti vaiko, jau planuodama vestuvės, jūs negalite visiems to išsipasakoti, kodėl? Nes tai yra, kodėl sako, nešnekėk apie pinigus, nešnekėk apie santykius, nešnekėk apie ten dar kažką. Negalima, nes žmonės visokių energijų jums prisiūs, jie klausys jūsų. Ir kaip jeigu jūs tai pasako, aš skrisiu dabar, įsivaizduokit, moteris viena Anglijoje kažkur tai vaikšto, sutinka kažką ir sako, aš skrisiu į Indiją. Ir taip net, netyčia galbūt užsimena arba kažkas, sako, negalėsiu atvykti susitikimo, nes išskrendu į Indiją. Ką? Kur? Ir vis tiek, ir vienas, ir trečias, ir penktas, ir netgi mama ta pati, arba dukra ta pati, kuri bijo, jei pradės priskleisti. Ne, dažniausiai būna, iš tikrųjų, dažniausiai tai yra darbinėse santykiuose klientai, kur dauguma mano klientų yra indai. Ir mano klientai, būtent indai, man sako, tu viena kažkur ten toli važiuosi, o tu nebijai, taigi čia taip baisu, vienai, taigi kažkas gali atsitikti. Jo, tai čia dažniausiai klientai, nes su klientais man reikia derinti susitikimus ir taip toliau. Jo, bet tai iš tikrųjų, tai čia žmonės tik įsivaizduoja, kad viena, jinai visiškai neskrenda viena, jinai turi savo energetinį debesį, kuris, pavyzdžiui, jūs einat įsivaizduot, kai sako, mano angelas
mane saugo. Tai prasme, tikrai dažnai esat girdėję, bet iš tikrųjų tai žmogus nežino, kas jis. Pavyzdžiui, jinai tiksliai žino, kas jie saugo. Jinai turi savo tą konstruktą kažkokį vidinį, kur jinai nukreipia energiją, į ką jinai kreipiasi. Tai galbūt yra pavadinimai, nesvarbu, bet tai yra jau patikrinta ir tai jie saugo. Tai lygiai taip pat mus gali saugoti pats šėtonas iš pragaro. Jisai saugo, bet kas saugo. Bet tas energetinis konstruktas tik mes per savo vidų galim pamatyti. Nes vat, aš būnu su tą energiją ir aš jaučiu, kaip aš bijau mane, kaip aš nekenčiu, kaip mane užknisu, kaip aš pavydžiu, nebegaliu, tiesiog noriu paskutinius nagus ir kojų ir rankų nusigriaužti ir visus plaukus nusipiršti. Dar kažkokiam. Tai koks tas energetika, tai vis tiek ne. Tai aš tai suprantu, kaip aš su tuo jaučiuosi. Ar gali atėjęs ekstrasensas kažkoks pasakyti, kad tave saugo šviesos būtybė? Jeigu aš norėsiu, kad mane apgautų, tai jo, aš galėsiu jisai pasakyti, bet viduje aš jaučiu, nekenčiu, pykstu, esu nelaimingas, jūs užknisat va čia tokio su savo geltonom spalvom ir prie tų palmių nekenčiu šito pozityvo, jūs mane užknisat, ar tai šviesos būtybė saugo? Ne, tai saugo tai būtent toks konstruktas tų visų savybių ir kažkoks toks debesis ir jūs su juo einat ir dar ateina, pasako, kur tu skrisi į tą Indiją. Tai dar viena mintis į to bijok, dar didė ir jūs tikrai greičiausiai net neišskrisit arba išskrisit ir tik tai išeisit jau iš lėktuvo, iš karto sutiksit kišenvagius, jūs apvoks, jums ten atims trūsikus, paskui dar koks nors indas, koks nors mažiukas prieis ir ten jūs apčiešins ir jūs ten su juo permėgosit ir jūsų apgaus, pasirodo, jis jūsų nevedė. Ta prasme, kiek visokių istorijų gali prisikurti. O kitas dalykas bus, kai tas energetinis konstruktas, kuris saugoja, yra koks. Tarkim, būni, čia vėlgi jie būna su savo šito energetiniu konstruktu, aš aiškinu moksliškai, reiškia, ir aš kaip jaučiuosi, palaima, džiaugsmas, pasitikėjimas, absoliutas, jausmas, kad mane saugoja, dėkingumas ir taip toliau, tarkim, tai, bet dar gali būti dar kitokių kažkokių įžodinimų. Ar tai tas šviesos debesis, jisai užsideda taip ir tu eini kaip atlasą, tu ant tiek tiki ten eini ir ten eini ir tada atlėki, nuskrendi į Indiją, nors viskas buvo užblokuota, viskas užribuota ir 30 000 žmonių nenuskrido, tu paėmė ir nuskridai ten, kur tu norėjai, jeigu tikrai norėjai. Ir tada aplinkui eina ten ir bus, ir tikrai yra, ir 1000 kišenvagių, ir 20, kurie išburs iš rankos ir pasakys, kad už 3 dienų tu sutiksi savo gyvenimo meilę, ta prasme visur, ir jie prie tavęs net neprieis, jie negali, jiems taip, jie atsidaužia, ir jie negali iki tavęs daeiti, jiems reikia jau ten kažkokių tarpininkų, tai jie gali pasiųsti kokį nors, aišku, šviesesnį tarpininką, čia jau atskiri dalykai energetikos, bet esmė yra tokia, tai čia tik tais pats žmogus tą žino ir tik pats savo vidui gali pamatyti, dėl to kažkokia prasme, kai dabar žmonės nori, kad juos nagrinėtų, tai yra, aišku, tai yra šios dienos būtis, kad žmonės nebegali savo gyvenimą susiplanuoti patys, savo tų energijų susirasti patys. Ir dėl ko tai yra tokia nepaslaptis, bet akivaizdi tiesa, niekaip to nepaneigsit, nes žmonės nebemato per vidų, nebemato tų aukštesnių būtybių, energijų nebejaučia. Ir jie nori įgalinti konkretų asmenį per kažkokį konkretų žmogų. Tai gali būti ir Facebook'e, kuris rašo labai gražiai, žmogus atrodo toks dorybingas, fainas, jam atiduoti savo energiją. Gali tai būti kokia nors prietranka, babytė, būrėja. Aš čia taip tik vadinu, nieko blogo, visko reikia, kuris sakys, kad niekur tu neik, nieko tu nedaryk, su nieko nebendrauk, tik man nešk pinigėlį iki 2073 metų, reiškia, ir taip atiduoda savo tą žmogui, kuris jiems patinka, nepatinka, nesvarbu, kuris galbūt jau patvirtino jiems kažkokias prognozes, bet būtent nuo to reikia kažkokia prasme, gerai, pasitikėti kažko yra gerai, bet nereikia prisirišti, reikia prie pačių žinių šaltinio, prie tos žinios, prie tos jėgos linijos, reiškia, o ne tai, kad prie to konkretaus žmogaus, čia turbūt biškai kita tema, bet tai yra tokie energetiniai dalykai, reiškia, ir dėl to tas soliaras yra toks vis tiek turi tuo tikėti. Tu dabar nedarysi šito soliaro keitimo, jeigu tu netikėsi, kad vis tik astrologija veikia, kad vis tik yra soliaras. Ir, pavyzdžiui, turbūt prieš tavo skrydį tu buvai jau ištyrinėjus, kad tavo soliarai veikia. Ar tiesiog tas metodas tavo atrodė tinkamas, ar tu buvai ištyrus? Aš buvau ištyrinėjus, nes aš tyrinėjau, aišku, ankstesnių metų. Aš nedarau nieko taip nepanalizavus. Man viską reikia išanalizuoti. Ir
ne viską, bet daugumą dalykų. Ir žinoma, kad aš analizavau soliarus ne 1 metų atgal ir žiūrėjau pagal prisiminimus, kaip kas vyko, kokios sritys buvo, taip sakant, kokios sritys buvo pačios svarbiausios tais metais, ar ne, kokios akcentuotos labiausiai ir kokios buvo sritys su iššūkiais. Ir pagal savo atsiminimus aš analizavau būtent kaip vyko ankstesni soliarai ir padariau išvadą, kad jie ne tik kad veikia, bet jie labai stipriai veikia. Ir buvo metų, kai aš nesąmoningai išvykau atostogų ir buvo labai gerai, kad išvykau atostogų, nes būtų buvę dar tikrai labai prastai, jeigu būčiau nevykus. Buvo metų, kai aš nevykau niekur ir buvo visai neblogai, buvo metų, kai nevykau niekur ir turėjau labai iššūkių daug, bet aš sakiau jau ir pasikartosiu, labai mėgstu iššūkius, nes iššūkiai man padeda augti visom prasmėm ir skintis kelią link Dievo. Ir taip sakant, skirti laiko, nes būtent savo iššūkių metais, pačiais didžiausiais iššūkių metais, aš atradau mantras ir jas kartodavau valandomis namuose, nes tame gyvenime, tame vakarietiškame gyvenime man buvo labai sunku ir aš turėjau labai didelių iššūkių patirti. Todėl atsirado mano gyvenime mantras ir aš jas kartodavau valandom. Jeigu aš nebūčiau tų iššūkių patyrus, aš tikrai nebūčiau atradęs mantrą. Aš dėl to labai dėkoju. Ir svarbiausia galia, mano manimu, stiprybė, kur yra, tai yra tikėjimas. Tikėjimas Dievu, tikėjimas procesu, tikėjimas kuo tik norit, susigalvokit kuo ir tikėkit. Ir tas tikėjimas yra labai stipri galia. Nes tikėjimas būtent ir veda į tą kažkokį tikslą, į tą kažkokį norą, į tą svajonę, į tuos dalykus. Nes jeigu mes netikėsim ir turėsim bent kažkokią abejonę arba baimę, tai bus kaip kokį saldžiausią vaisių pasūdyti ir pipirais nedabarstyti. Tai tiesiog tas tikėjimas, tikėtis. Aš tikrai labai šventai tikiu tais dalykais, kuriais aš noriu tikėti, apie kuriuos mes čia nesusirinkom šiandien pakalbėti. Bet tais dalykais aš labai stipriai tikiu, be jokių nei menkiausia abejonė, net jeigu ateis kokia nors ekspertė iš rajono ar koks specialistas iš apskrities ir man sakys, kad čia tu visiškai esi neišmanime ir tavo tikėjimas yra blogas, nes kitoks negu mano ir tu tiki blogais dalykais, tu netikėk tokiais dalykais, man visiškai nesvarbu, ką tas žmogus kalbės, visiškai nesvarbu, nes aš turiu tą savo tikėjimą ir jis mane veda į priekį ir aš labai dėkoju Dievui už tą tikėjimą. Jo, nes jeigu dabar taip kaip reiškia jūs tą sako, tai reiškia metodas, būtent kažkoks tai konkretus metodas, tai gerai, jeigu transcendentinė mantra nepaminėjo, reiškia mantra, tai yra reiškia šventieji Dievo vardai ir jų kartojimas, tai vėlgi, ar mes tokie kažkokie mažučiai, kukučiai, galim iš vis tai kritikuoti šitą metodą, kuris yra atėjęs iš dvasinių pasaulių, iš taip, aukštai, kur mes čia kaip skrusdeliukai kokie, reiškia dabar pradėtų skrusdelis, reiškia kritikuoti, ką žmogus čia daro, tai yra juokinga, tai reikia atsiminti visada, kad metodą, mes imam žinių metodą, tai reiškia žinių, būtent žinios tai yra per tai atėjo. Ir jeigu kažkoks žmogus irgi tą daro, bet jisai grybauja, jisai dar 1000 dalykų daro ir jam nesiseka ir jo gyvenimas nėra pavyzdys, mes neturim į tai visiškai žiūrėti, mes turim išbandyti, pabandyti tai bent 5-10 metų, diena iš dienos ir tada galim bent jau kažką pasakyti. Čia nuolat ateina visokių ekspertų, kaip sako, iš rajonų ir apskrities, kurie savaitę pakartoja mantrą ir pradeda kritikuoti tuos, kurie kartoja 10 metų. Įsivaizduoja, kad turi tam teisę, tai yra tiesiog šlykštu ir apgailėtina. Nes kai jūs pakartosi 10 metų, reiškia bent jau diena iš dienos, po 10 valandų ar bent jau po valandą, galbūt jums tada Dievas duos galimybę kritikuoti. Visa kita, kaip sakant, geriau užsičiaupkite ir patylėkite. Čia
nebuvo skirta konkrečiai kažkam, kas irgi žiūrės šitą video, aš jaučiu, kad žiūri. Tai reiškia, kritika yra ne kažką, už viską mes turim atpirkti ir aišku, visą laiką reikia prašyti palaiminimų, kad mus pačius apsaugotų, kad mes neprisikritikuotumėm tų dalykų, kurie vis tik atėjo iš aukščiau. Nes tikrai tai nėra lengva eiti tuo keliu. Šitas pasaulis dabar taip yra sukurtas, kad mes čia galim gauti tokius palaiminimus, ko per milijardų metų negavom, bet kaip tuo tikėti, kaip išsaugoti šitą savo tikėjimą ir pasitikėjimą, kai aplink visi sakys, kad tu darai nesąmonės, kai aplink visi bandys tave parstumti atgal, kai aplinkui visi aplinkui klyks, gelbėk mane, išgelbėk, aš irgi noriu išgelbėti, o tu iš tikrųjų visiškai nieko neturi gelbėti, tu visiškai nieko neprivalai gelbėti. Tu tik turi gelbėti tik save ir tai nėra savanaudiška, nes jeigu tu save išgelbėjai, įsivaizduoji, dabar eina tas, kuris iš save išgelbėjai, aplinkui jį viskas nušvinta, viskas, kilometrais, spinduliais, kiek būtybių išgelbėjai, bet jis tai gali panirti į tą iliuziją, kad jisai turi išgelbėti ir išskęstantį kačiuką, ir išskęstantį šuniuką, ir visus tos nelaimėlius, kurie net nenori būti laimingi. Ir jisai įklims į tą gelbėtoją, nes iš tikrųjų taip yra, būtent gelbėtojo rolė yra ta, kuri gali išmesti iš matricos gelbėtojo rolę, nes taip yra, tai ne budelio ir ne aukos rolė, bet gelbėtojo rolė, bet tik tai tada, kai jisai supranta save kaip atskirą individą ir supranta, kad jisai pats turi kuo greičiau gelbėtis ir neišgintis iš čia ir visą kitą, nes jeigu žinosit, pasidomėsit daugiau žiniom, tai yra, reiškia, ir tos visos po tos giminės karma yra visa, kur irgi visus išneša lauk, bet tai yra toks kaip gynybinis mechanizmas, nes tam, kad save išgelbėti, tai yra, nežinau, tai yra 1000 kartų sunkiau negu išgelbėti kažką kitą. Tikrai lengviau yra kitam padėti, kitam kažką padaryti, negu eiti taip vienam pačiam prieš tuos visus milijonus, kurie kliks ir sakys, kad tu darai nesąmonę. Tai yra, kas patyrėt, žinot, kad tai yra žymiai sunkiau, nes tai yra žymiai sunkiau. Tai va, ir tie soliarai, toks kaip metodas, tai yra. Soliarai, ta tema mes čia matot vis tiek, ir kadangi mes einam su žiniom ir atstovaujam jam žinias, mes būtinai įterpiam ir tai, kas yra žymiai aukščiau soliarų. Tai reiškia, nereikia į tai žiūrėti, kad būtent materialistinė tokia akis visą laiką tą soliarą labai suabsoliutins ir sakys, davai keičiam kiekvienais metais soliarus ir viskas, ir daugiau tarsi nieko. Ir tai irgi žmogus ir šitą metodą pasiėmė ir viskas yra gerai. Pavyzdžiui, yra pas mane irgi tokių klientų, kuriem darau kiekvienais metais, kur geriau sutikti ir tikrai aklai klauso ir aklai tą daro, bet nėra taip. Aš visą prognozę surašau ir dar įdedu papildomai punktų, pritaikau to žmogaus sąmonėj, nes jaučiu tikrai, aš galbūt nesiūlau mantrų, nes jam dar ne tai galbūt ar dar, bet kažką galbūt po truputį kitko pagal jo suvokimą pasiūlai, kad galbūt paskaityti, tai reiškia, tai nėra kažkoks toks bukas keitimas, tai per tuos metus žmogus vis tiek gaus suvokimų ir matosi, kur link jisai pakreipsta savo metinę prognozę. Tai reiškia, mes to nesakom kaip kažkokio labai ten aukščiausio metodo jau paminėjom, kas norėjo išgirdo, bet tai yra, reiškia, kad, juk mes suprantam, kokia ta iliuzija ir maja yra baisi. Jeigu aš šiuos metus paliksiu tokius baisus, ir taip man sunku, ir dar aš paliksiu ten, pavyzdžiui, sveikatoj kokį, ten visus blogai bus su sveikata, o gal ir taip, pavyzdžiui, galbūt aš esu, pavyzdžiui, vienišas tėtis ir vienintelis uždirbu šeimai pajamų šaltinį ir aš dabar susirgsiu ir gulėsiu ligoninėje, o man yra ten kokios nors, čia pavyzdžiui, paskolos, galbūt aš turiu 3 vaikus arba aš esu tokia mama, ir viskas sugrius ir tai vis tiek yra rizika, kodėl man nepasinaudoti šito įrankiu. Arba galbūt aš žinau, kad aš iš prigimties esu linkęs į depresiją, apatiją, egzistencinę beprasmybę, nerimo sutrikimą ir dabar man matau, kad šių metų prognozijai manęs laukia irgi tas atsiribojimas nuo visų ir mąstymas, kaip čia, vis tiek kaip čia viskas sunku ir tokia depresija, ar palikti tą, nes tada aš visus metus depresuosiu. Taip pat gali būti, kad jūs matot, kad bus šiais metais finansinių sunkumų, jums ir taip sunku su finansais, tai dar didesnė skylė laukia, tai argi nepakeisti to soliaro, nes soliarai tai yra tie tokie teigiami būstai, kur tikrai bus gerai, pavyzdžiui, 9, bet dar mes visą laiką turim žiūrėti žmogaus prigimtį, tai vėlgi tai įsivaizduojat, kiek tai yra sudėtinga technika, dėl to mes ateityje su Juste galbūt darysim mokymus, yra tokia idėja, bet tai jau būtų vien iš mūsų kalbėjimo, manau, kad galbūt yra dalis, kurie klauso ir sako, tikrai dažnai žmonės parašo, sako, aš pirmą kartą klausau jūsų video ir aš visiškai nieko nesupratau, bet man patiko klausytis. Turbūt patiko ne dėl to, kad čia geltonus bliuskutės, paukščiukai, o gal ir dėl to nesvarbu, bet kažkas patiko. Tai tikrai nėra taip jau lengva tą suprasti, tai yra sudėtingas metodas ir mes iki to vis tik daeinam, mes gimstam galbūt jau tokie, Justė save pristatė kaip irgi labai analizuojantį žmogų, kuris nuolat ieško atsakymų į klausimą, kodėl. Iš to būtų galima suprasti, kad Justės gyvenimo tikslas nėra galbūt tik tai susituokti, prisigimdyti ančiukų
reiškia, ir būti antim. Galbūt jūs tas gyvenimo tikslas nėra tik tai, kad, reiškia, užsidirbti pinigų sąskaitoj, ta prasme pagrindinis. Ir žiūrėti kiekvieną dieną į sąskaitos likutį, kad jau yra 37 275, 89 300. Prasme, čia toks kaip su sarkazmu, bet jūs vis tiek suprantat, kad mes turim kažkokią esminį gyvenimo tikslą. Tai reiškia, jeigu mes su jūs darom tokius video, tai mūsų vis tiek tikslas yra Dievas ir žinios, nu ką, o visa kita šalia yra labai nuostabu turėti gražius santykius, nuostabu turėti bendraminčių, faina, kai yra finansinis ramybė, yra nereikia tau ten ardytis per daug galvoti, kai tu gali vat ramiai atostogauti. Faina yra turėti gražius laimingus vaikus, vyrą, kuris rūpinasi ir visą kitą, visko mes galim norėti, bet nebūtinai, ne kiekvienam žmogui duota yra visos šitos gerybės ir grožybės, nes visos šitos gerybės ir grožybės paskandina kur. Vėlgi tame pačiame man viskas faina ir aš nieko nebedarau, tada aš nebesi. Ir vis tiek ateis va dabar gerai, ateis dramblys va ir užmins mus čia tokias bešnekančias apie kažką labai protingai, va šitas. Kaip tik jisai yra mūsų video dalyvis. Jisai, jeigu jis padidėtų dabar, įsivaizduokim 50 kartų. Ar jisai, mes kažką padarytumėm čia, kažkokios įsivaizduojančios labai protingos, be aukštesnės jėgos. Jeigu jisai padidėtų 50 kartų, įsivaizduokit, ir mūsų užmena. Ir baigės čia visi filosofavimai, ir visi norai, ir vėl gimstam klykiančių kūdikių, bet gal net ne čia, ne šitoje žemėje, kur yra va Tailandas, kur yra graži gamta, kur nereikia virti vienam katile su kokiom nors zosėm, kurių mes nelabai norim. Kad ir kaip sakytumėm, kad mes mylim visus žmonės, tai meilė visom gyvom būtybėm leidžia, reiškia, kas yra? Kai sako, aš myliu visus ir zosė, ir tam pirdolina. Meilė ir šviesa. Jo, aš esu šviesa, iš tikrųjų, tai toks, kažkokia prasme kartuojant vat mantras ir visą kitą ateina suvokimas, kad aš myliu kaip, vat tai, kas šioje žemėje yra duota, aš neaiškinu, neeinu ten prie kiekvienos stirnos ir nesakau, kad tu eik ten daryk kažką, visiškai, ta prasme visiškai, tai jie gyvena savo gyvenimus, bet jie neturi teisės lysti ir aiškinti, kad va, neskrisk į Indiją, nevažiuok, o tu ten, tu savo ir aiškink, nes jeigu aš panorėsiu, aš atrasiu, kas man aiškins ir aš galbūt paklausysiu labai mielai su didžiausiu noru. Tai reiškia, meilė gyvom būtybėm yra, kad mes stengiamės nenužudyti to vabaliuko, jisai eina, galbūt jis pas savo vaikus eina. Bet kartais visko pasitaiko, supuola uodai, jie visur pradeda kandžioti ir tada jau visko galbūt būna, kad nesam jau tokia meilė ir šviesa. Bet tiek, kiek įmanoma, leidžiam visiems gyventi ir eiti savo keliu. Bet gali būti, žinot, taip, kad tas, kuris labai va, taip savo tą širdį išjaučia, kartais būna, va, pamatai žmogų ir reikia jį pakalbinti, va, kažkodėl tai pakalbini ir tada pradedi kažką, aš to ir ieškojau, ačiū tau, kad tu man tą pasakei, bet tavo toks buvo vidinis rezonansas, kad jam tą pasakei toks iš vidaus, o ne tai, kad eilinį kartą, tu eisi vieną kartą ten daryti ir nustok čia nesąmonės daryti, kiek tu gali čia kokį nors malti internete. Tu prasme, ne taip, kad ten kažkaip prisiknis visiems, iš visam svietui tą aiškiai. Išjung tik to, ką eik mantrų kartot. Jo, tai čia taip pats, jo ne, pats eik ir kartuok, bet gali būti taip, kad vat, kažkodėl ir prieis ir pašnekins ir kažkodėl taip reikėtų, tai gali būti, kad, kaip sako, prisiknisti prie žmogaus, ne, vat, kaip skleidžia ir tą pačią, vat, kaip mes sakom, transcendentinis mantras, Hare Krishna judėjimą eina, ne, galbūt kažką erzina, kad tas skradytas dalina, bet galbūt jo misija yra, jis per tą dieną visiems padalins, žmonės nežiūri į akis, jie eina kaip zombiai, galbūt vienam iš tų, kur dar zombis, bet ne visiškai zombis, jisai paduos kažką ir jisai, pasižiūrėsiu, tikrai, galbūt jo laikas, tai nesvarbu tos, reiškia, tiesiog nereikia taip kažkaip bjauriai prisikabinti, jeigu tu jauti, kad žmogus nenori, bet tu gali jam kažką tai duoti, bet kaip labai palankus būdas yra tokius video įrašinėti, nes tada jūs visą laiką galite išjungti ir nebeklausyti ir užblokuoti visus YouTube kanalus ir visus profilius ir neklausyti visiškai, nes tai yra visiškai laisvas pasirinkimas, niekas neatėjo pas jūs į namus, neišbildolino jūs iš lovos, neišmetė ir neaiškino, kad čia tokių kažkokių tai dalykų, tai reiškia visiškai, visiškai laisvai tai vyksta. Įsivaizduokit, kad jeigu jūs žiūrite tai, kas jums nepatinka, jūs mokate už savo telefoną tikriausiai įmokas, mokate už savo operatorių, mokate už elektrą, mokate už internetą. Taip gaunasi, kad jūs mokate pinigus už tai, kad žiūrėtumėt tai, kas jums nepatinka, užuot darę gyvenime tai, kas jums patinka. Jo, tai tokia nesąmonė visiškai, nes labai žmonės mėgsta, ypač ten Facebook'ose žiūrėti ir tai, ko jie nekenčia ir ko jie visus savo... Ir jūs patys susimokat pinigus už tai, patys atiduodat energiją. Jis paskui sako, pakliuvau į sektą, pakliuvau agregorą, vat apgavo mane, nes aš visai ne to tikiausi, kas jūs kvietė, kas jums liepė,
ko vedamas jūs ten ėjot, ko iš tikrųjų jūs norėjot. Ir šitam video galbūt kažkas vis tiek išgirdo, nes apie tą soliarą, tai čia tiesiog iš tokios, vat, kad tai yra toks labai stiprus būdas ir galima perkelti planetas, bet vis tik tai tikrai ne, vat, pavyzdžiui, mantras jūs galite vieni patys kartuoti, tikrai ne, bet vis tik daugam reikia ir mokytojo, arba tai gali būti subtilus mokytojas viduje, tai nebūtinai gali būti, pavyzdžiui, knyga kaip mokytojas. Tai čia kaip kam, bet šitas metodas soliarų vis tik neleidžia pačiam įsivertinti. Ta reikia išmokti, tai yra technika, kuri kaip koks holistinis gydytojas, kuri kaip koks operacija ateis daryti. Tai jau tikrai aš sakau ir tikrai taip yra ir jokių čia prisigalvojimų negali būti, kad žmogus pats savo susigalvos. Ir labai daug su tuo susidūriau, kas mane išgirdo. Ir tai vėlgi, jie taip išgirdo, aš taip nesakiau. Sako, aš šiemet skrisiu į ten kokį nors per savo gimtadienį, nes tu sakei, kad reikia kitur sutikti gimtadienį. Aš sakau, ar aš žiūrėjau, kur tau reikia sutikti, nes tai yra beje mokama, nes aš skirsiu tam laiko, reiškia, valandą. O tam reikia labai daug laiko iš tikrųjų analizuoti, kai žmogus nori, taip sakant, patobulinti kažkokią sritį gyvenimo. Reikia žiūrėti labai daug šalių, labai daug regionų, nes net ir šalys, ar ne, kurios yra didesnės, vienam mieste jums aktyvuosis vienas rytis, kita mieste jau visiškai kitas rytis, tai čia nebus taip, kad išskristi, kad ir į Indiją, ar ne? Indija yra beprotiško dydžio šalis, o į Rusiją, pavyzdžiui, ar ne, kiek ten laiko juostų. Kaip pavyzdys, tai neužtenka taip pasižiūrėti, o aš čia norėčiau, ir įsivaizduokit, ar pavyzdžiui, aš norėčiau pagerinti savo namų gyvenimą, ar ne, ten, nežinau, ten turiu ten kokį, nežinau, vyrą, žmoną, vaikų ir ten kažkas su namais, arba noriu pirkti namą ir noriu, kad man tas rytis labai gerai eitųsi šiais metais, nes ketinu pirkti namą, kad išsirinkčiau viską gerai, kad viskas sueitų labai puikiai. Ir dabar įsivaizduokit, kiek laiko pasaulis didelis, ar ne, nesvarbu jis į kokios formos plokštas, apvalus, spurgytės, ar ten dar kokios nors formos, koks skirtumas, kai nesvarbu kokios formos, bet šalių yra daug, regionų yra daug, rytai, pietus, vakarai, šiaurė ir taip toliau. Ir dabar atrasti, o kur reikia važiuoti, kad būtent planetos atsistotų būtent ant to būsto, būtent taip, kaip jums reikia. Įsivaizduojat, kiek reikia sukiojimo, kiek reikia matematikos, kiek reikia loginio mąstymo, kiek reikia skaičiavimo, kiek reikia laiko, beprotiškai daug reikia laiko. Valandų, tai yra valandos. Ir neužteks taip užmest akį, ypatingai darant žmogui už pinigus. Dar asmeninę lentelę reikės pasižiūrėti. Taip. Tai čia yra labai didelis darbas ir labai reikalaujantis daug laiko, daug jėgų, daug energijos, nes reikia labai daug to analitinio mąstymo, to skaičiavimo, to analizavimo, suraukus antakius, sukiojant, skaičiuojant, vedant tos skaičiukus ir dar reikia nepaklysti su tais skaičiukai su laiko juostom ir taip toliau. Nes vėlgi egzistuoja ir klaidos tikimybė. Tai yra žmogiška. Mes žmonės, Dievas niekada neklysta, niekada žmogus klysta. Taip, tai žinokit, ta prasme, nėra taip, kad aš čia pasižiūrėsiu ir dabar žinosi, nes jau užkniso, jau mane mama spiria iš namų, nes sako, kiek tu čia senmergė, pas mane gyvensi, nuomos nemoki, susiras pagaliau tu tą kadrą ir jau dabar susirasiu aš tą vyrą milijonierių, reikia man dabar vyro milijonieriaus. Taip nebūna, kad išskrisiu į kokią, nežinau, Maroką, ar ten Maljorką kokią, ar ten Ibizą per gimtadienį ir grįšiu namo su savo vyru milijonieriu. Kokį Monaką, nes ten gal daugiau milijonierių, ne? Taip nėra, tai yra labai didelis skaičiavimas, labai. Jo, jeigu kaip sakant, jeigu norit pritraukti vyrą milijonierių, kokiai reikia būti. Vau. Jeigu kas nors girdėjo, kad Brazauskienės interviu, jisai niekada jos nematė be makiažo, jisai niekada turbūt jos nematė piktos ar dar kažkokios jinai buvo. Tarkim, mes nežinom, kaip ten buvo, bet mano viltis, adekvačiai įsivertinti, reiškia, ir tas pats ir su žiniom yra. Su žiniom, jeigu jūs paimsit kaip žinias, kaip savo tą tokį, kaip vyrą, kad nori, tai irgi reikės turėti ir daug pagarbos, ir daug nuolankumo, ir suprast, kad aš visai net neturiu to nuolankumo, ir prašyti, kad duotų nuolankumo galbūt, nes nėra čia taip paprasta, tai vėlgi tas pats, tai reiškia, tas soliaras tai vis tik yra tokia sudėtinga metodika ir tikrai yra specializuotų tame, reiškia, kurie tikrai patars, bet vis tiek jūs turit galbūt pajausti, ar tas žmogus tinka irgi savo per energetiką ir jisai turi realius pavyzdžius turėti, kaip jisai pakeitė ir koks jo gyvenimas, nes žinot, kaip čia visiškai ne dėl to, kad mes kritikuojam gydytojus, kurie, pavyzdžiui, sėdi
kažkas, kas pasako kažkokį, pavyzdžiui, dabar tai yra madinga vesti kursus kaip tapti milijonierium, nors ten greičiausiai sąskaita minus 500 000, ne? Tai, bet jūs to nesužinosit, vis tik reikia žmogaus tas kažkoks tai patirtis turi būti tame, adekvatumas, tai reiškia, kad tai veikia ir kad tai veikia, tai dėl to apie soliarus, nes bus po to ir straipsnis įkeltas apie tai, kas yra soliarus. Jokių būdų nesusigalvokit, kad jūs kažkur nuspręsit ir išvyksit, net, aišku, greičiausiai net neanalizavę, bet vat sutiksiu kitur gimtadienį ir kažkas mano to pasikeis, čia iliuzija, turi būti išanalizuota, konkrečiai peržiūrėta, kur tinka sutikti gimtadienį ir kur netinka ir kokie pavojai tyko ir taip toliau. Ir tai vis tiek neapsaugo, kad jūs kažko tai neskarmiškai, jeigu prisipildo, tai šalia turi būti kitos praktikos daromos, o ne tai, kad tik tai išskrendu, nes yra tokių, jeigu paklausit, kas domisi astrologija, tokia įdomiausia nuomonė apie soliarus, kur girdėjau, kai dar vakarų astrologiją mokiaus, bet jau ta moteris, jinai jau ilgai buvo ir su mantrom, ir su tais, suvokia karmos dėsnius, viską, jinai sakydavo, sako, aš tai nesu už soliarų keitimą, nes sako, vis tiek karma anksčiau ar vėliau pasivys. Aišku, čia toks tai požiūris, sakyčiau, nežinau dabar kaip to žodžio pritaikyti, toks iš karto fatališkas, gal ir kažkaip būna, kad neimsiu aš šito metodo, nes aš tikiu, kad mano kokia nors lemtis tam bloga, tarkim, mane, toks biški fatališkai. Reiškia, taip irgi nereikia žiūrėti, jeigu, aišku, tik tai bėgsit, čia kaip nuo savęs bėgta, ne? Visą laiką bėgu, ten, pavyzdžiui, eiti darbą ištisai, bėgti ten, dirbti kažką, mokytis ten, tik nebūti su savim, ne tik tais nebūti ir nesusitikti su savim. Tai jeigu bėgsi anksčiau ar vėliau, vis tiek anksčiau ar vėliau tu vis tiek atsisėsi tam liga, paguldys ant lovos, dar kažkas bus, guli, nebėra, interneto nebėra, dar guli. Nu ir ką tu darysi, viskas, tos mintis, visi tie akmenys, šūdai ten parplauks, viskas, kas be gali, tai taip pat ir tas soliarų, jeigu mes tik tai bėgsim ir kiekvienais metais fanatiškai keisim anksčiau ir vėliau, vis tiek galbūt jeigu mes šalia nedarom kažko transcendentalaus, vis tiek pareis, o kai mes taip gražiai, su pasitikėjimu, su dėkingumu pakeičiam, galbūt jeigu net nereikia to soliaro keisti ir nepavyko, bet aš esu su energija sufokusavęs į aukščiausią energiją ir nepavyko, vadinasi, taip turėjo būti, nors aš čia gal prisigalvojau, kad man reikia, gal iš tikrųjų man visai nieko net ir nereikia keisti, tai reikia naudoti kaip vieną iš įrankių savo tam tokiam gyvenimo tobulinimui, bet ne fanatikuoti. Bet kuriuo atveju, keičiant soliarą, nes skrendant kažkur, vis tiek reikės keliauti ne su kuo kito, su savim. Taip. Pirmiausiai su savim reikės keliauti. Tai nuo savęs tai niekur nepabėgsit, o problemas gyvenime mes susikūrėm patys, ar ne? Patys savo spektaklį, savo spektaklį esame aktoriai, tai pirmiausiai patys susikariam visus tos dalykus. Ir problemus, ir džiaugsmus, ir taip toliau, ar ne? Aišku, Dievas mus apdovanoja, tai kartais nemokam priimti, o kartais priimam ir pamirštam padėkoti. Tai va. Jo, nes jeigu taip dar iš astrologinės tokios pusės, tai taip trumpai visiškai, kad įsivaizduotumėt, kad yra astrologija 12 tų gyvenimo sričių tokių, tai pirmas būstas reiškia yra aš, mano asmenybė, mano saviraiška, bet kaip mane mato kiti, savybės kažkokius, tai drąsus, nedrasus, ten jautrus ar kažkoks. Tai antras būstas tai yra saugumas, tai finansinis saugumas, apskritai saugumas, tai reiškia tai yra ir kalba, kaip aš save išreiškiu per kalbą, tai galbūt ir dainavimas, gebėjimas balsu pasiekti širdį arba kažką motyvuoti balsu, priklausomai koks tas būstas. Tada yra trečias astrologinis būstas, tai reiškia yra tie tokie judesys, kai aš einu, važiuoju, kažką veikiu, taip pat tai yra minčių judesys, kai Merkurijus, ne? Tai reiškia informacija, kurią aš save infiltruoju, taip pat tai yra mano tie artimieji ryšiai, broliai, seserys. Tai vėlgi tas sritis gali būti gera, bloga, tai yra transportas, mašinos, dabar vis tiek komunikacija, reiškia, jeigu aš esu koks furistas, tai man labai aktualus trečias būstas, nes aš nuolat važiuoju ir man, jeigu ten sukris Marsas, Saturnas, viskas, mane greičiausiai tais metais gali būti net kelios avarijos. Žiūrint, kas aš esu, ką aš veikiu, matot, kaip reikia visko žiūrėti. Tada ketvirtas būstas, tai šeima, visa ta giminės karma, namai, ten visi tie būtiniai, mama, būtiniai prietaisai, labiausiai ir mama, jeigu ten iš prigimties blogas ir dar soliarė sukris ten Saturnas, Marsas ir dar kažkas, tai reiškia, mano mamai bus blogai, man reikės tą problemą kažkaip spręsti, reikės jai padėti, gal problemos mamos gyvenime, visos problemos namie, tai vėlgi tam ketvirtam būste blogų planetų nėra gerai,
5 būste vaikai, džiaugsmas, kūryba, visokie pasimatymai ir visa kita, tai toks nėra toks jau, kaip sakant, čia, kas neturi vaikų, vėlgi, neturi vaikų, ne? Ok, tada gali būti ten blogesnių planetų, nes neturi vaikų. Bet jeigu tu turi vaikų, vėlgi, sukris daug planetų ir bus daug problemų. Tai įsivaizduot, visus metus tęsis, ne tai kad vieną dieną užtemimas, o ne dabar visi bijo užtemimo, o soliarai yra žymiai svarbesnė tema. Koks užtemimas, jisai tik vieną parą, viskas tau sunku ten užsitrauk užuolaidas, pasilik po kaldrą, pasileisk, vat, mantras, melodiją ir gulėk savo, aišku, prieš tai į dušą nueit patartume. Bet, reiškia, vieną dieną, o čia visus metus kačialės. Pateiksiu pavyzdį. Šitą soliarą, šiuo metu, aš keičiau soliarą prieš keletą dienų, prieš 3 dienas, keičiant soliarą, mano skrydis buvo užtemimo dieną. Per užtemimą skridau keisti savo soliarą. Aš paprašiau Dievo, kad man leistų tai padaryti, pirmiausiai. Ir tada nusipirkau bilietus ir tiek žinių. Ir žinojau, kad skrisiu per užtemimą. Jo, ir nebuvo... Bet Dievas mane atvedė čia. Jo, ir buvo, galbūt ir po skrydžio blogai jautėsi, galbūt ir sunkumai kažkokie, bet tai tik vieną dieną. Dėl vienos dienos sunkumų pakeitė visus metus. Tie sunkumai buvo susijęs su mano soliaru. Nes aš turėjau kažką atiduoti. Jo, ir tada, vat, jeigu toliau keistume, 6 būstas tai yra sveikata, namų buitis kažkokia, tai jeigu 6 būste blogos planetos kažkas tai ten, tai jau vėlgi ligos, tai yra visi kažkokie darbiniai aspektai, tai kolegos gausit kokį, Uranas kokiam 6, Uranas, Neptūnas ir Plutonas ten atsiduria, tarkim. Nu ir šitais metais atkraustys jums šalia tokią kolegę, kad jums ten plaukai stosis nuo jos, jinai ten kokia nors psichopatė, pavyzdžiui. Tai ir tie kolegos, taip pat ta namų buitis, prietaisai, ten kažkokie buitiniai, tokie, kurie buičiai. Ir taip pat tai yra ligos, nu tai irgi vėlgi 6 yra skaitomas jau 6 ir 12 patys pikčiausių būstai visom prasmėm, nes juose atsispindi mūsų silpnybės, mergelės ir guošis, tai psichologinės silpnybės ir sveikatos silpnybės, jeigu ilgai, dar, pavyzdžiui, galite keičiant, neįsivertinti, kokia mano sveikata, nu aš daugiau mažiau suprantu, nu aš visai sveikas žmogus, tai nu dar nebus taip, bet jeigu aš ir taip jau man jau, taip jau sveikata nėra gera ir dar ten sukrisno, tai tikrai negerai. Bet vėlgi yra išimčių, jeigu žmogus yra gydytojas, jeigu koks operacijas daro, tai 6 būstas, tai ką, ligoniai, visi klientai, ligoniai, kuriuos ateik čia išpjausiu, ateik čia nupjausiu koją, ateik čia nupjausiu. Ir labai mėgsta nekritikuoti, sako, tai ką tie daktarai ten nupjovė koją į pasibaigą, o ką jisai turėjo daryti, jeigu tu jau pas jį atpipinai, kai tu jau viskas, tu jau norėjai tos kojos atsisakyti. Jau laukia iki paskutinio. Jo, prikotų žmogus, jisai tiesiog yra savo srities profesionalas, chirurgas, jisai tau nupjovė koją, nes tu pas jį atėjai, kai tau jau šikna. Nukrepo čia, jisai kosmosas, tai kaltinti ne kažką, reiškia 7, tai santykiai, kas irgi yra visiems labai svarbu, ten sukris blogų planetų, nu ir daužysitės bliūdais, keptuvėm, ten kabinsitės ant sienos ir bėgsit iš namų, nes jau nebegalės. Arba kaimynai kokie atsikraustis, kurie daužo vienas kitą ir blėkštas mėto per langą. Jo, irgi ir su kaimynais reikės pyktis, irgi santykiai. Jo, ir namų erdvė dar, jeigu kaimynai, jeigu vienam name gyvenant, kaip žinot, mano nuomininkai, tai dar ir 4, tada 8, reiškia paskolos, tai kas turi paskolų prisijėmė ir dar į 8 prikris blogų planetų, tai pakels palūkanas, tai dar kažko, arba dar daugiau prisijimsit paskolų, nes atrodys, kad dar vieno namo reikia. 9, tai jau ta... Moterims vyro pajamos. Taip, moterims vyro pajamos, tai reiškia, jeigu į 8 įkris Saturnas, ten kažkas vyro pajamos sumažės, galbūt jisai ten... kažkas atsitiks. Meilužė susiras. Jo, meilužiai pirks dovanas, o jums nieko. Tai vėlgi galbūt reikėtų pasikeisti. Bet ir su tas rytim padirbėti, jeigu netgi labai gerai matot, kas ateina. Ta prasme, soliaris, kas yra, vis tiek tai yra jau atsineštas karma, ne? Bet jums duoda galimybę pakeisti tą karmą. Tai reiškia, aš matau, kad man šiemet laukia tai, nes tai mano jau visų karminių įdirbių, kažkas konstruktas, kaip sakau, kuris ateina 2024. Va jau viskas. Jau tiek prisidirbai, kad, o tada ateina Dievas ir sako, va, imk, skrisk. O tu ne, aš netikiu Dievu, okei, tai gerai turėk. Ne, nu kur aš čia viena skrisiu taip toli. Viena, ten dar kažką visada galim susikalbėti. Bet jeigu tu jau... Pinigų gal nebus, padangas reikia pasikeisti. Jo, tai va, tai 9, tai yra toks, Jupiterio būstas, tai kur jį labai faina apibūdinti, net tai ir yra žinios, seminarai, kelionės, mokymai, bet vėlgi mokymai apie ką? Mokymai kaip
būti save, kaip tapti šio pasaulio valdovu, ar mokymai, pavyzdžiui, reiškia, kaip vat, išsivalyti savo vidų, nu, tarkim, arba, nu, bet kas, arba vat, astrologijos kokie nors profesionalūs mokymai, arba tam Dvasiniai mokytojai. Jo, sutikti savo tikrą Su dvasinį tuo mokymą. vidaus išsivalymu pateiksiu mažą pavyzdį. Vat aš atvykau keisti savo soliarą ir būtent tą dieną mano saulė, konkrečiai mano soliaras vyko anksti ryte ir būtent ryte man pasidarė bloga. Aš atvykau čia, pernakvojau naktį, aš nieko nevalgiau, nenorėjau valgyti, nes tiesiog buvo naktis ir aš nieko nenorėjau valgyti. Ir ryte mane labai pykino. Ir mano kūnas valėsi. Vat būtent aš pateiksiu pavyzdį vėlgi, aktyvavau savo 9 būstą šiais metais, labai norėjau aktyvuoti savo 9 būstą. Tai būtent tam, kad aš galėčiau eiti toliau ten, kur aš noriu eiti, man reikėjo kažką atiduoti. Tai vat reikėjo išsivalyti. Ir visą dieną, soliaro dieną, vyko valymas. Ir išsivalė organizmas pats, taip sakant, pašalino tai, kas yra nereikalinga, ką aš tam buvau užkaupus. Jo, nes čia iš tikrųjų, tokie dalykai, apie kuriuos mes kalbam, yra be galo gilus. Tai, pavyzdžiui, yra toks, tu pamatai vidinių matymų save, kad tu toj išeisi į komos būseną. Įsivaizduojat, ant kiek reikia prisidirbti, ant kiek reikia ignoruoti savo vidinį žinojimą, ant kiek reikia ignoruoti Dievą, viską, kad tu pamatai, kad viskas, jeigu tu nieko gyvenime nekeisi, tu kitais metais atsidursi komos būsenoje arba tu gulėsi pastrikas ir tau viskas, ta prasme, bet tu taip. Tai yra tai, kad tau neintegravo kažkas šito, tu per kažkokį tai įrankį, per, vat, kaip sakė viena, vat, kur irgi mantras kartuoja, atsisėda ir kartuoja. Sako, tai kad čia savaime jau savistaba, tai kad čia savaime, nes tu kartuoji ir tu taip susikoncentruoji, tau ir tau parplaukia, tau pačiam, tai įsivaizduoja, tai niekas to nepasako, neintegruoja, tai ateina, bet aišku, ten tikrai sandorų bus visokių, ir iš čia ateina, ir iš ten ateina, ir sakys, nekartuok, ten jau kiti dalykai, bet jeigu tie, kurie turi tą vidinį žynį, jie paprastai nuo vaikystės tą turi, jie vat jaučia, kad ir pamatai, ir tada ateina įrankis, nes tu paprašai Dievo. Tai 9 būstas reiškia, va dėl to jūs tie ir keitė jinai dabar. Jai atėjo toks noras vidinis būtent šitų dalykų, nes šiaip 9 būstą, jeigu labai geras, jūs 10 metų, 20 metų priekį galite savo susikurti labai tokią vidinę harmoniją, būseną, nes su žiniom, su tokiu, užsikačialint, kaip sako, vidinį raumenį, kaip sporto salėje raumenis užsikačialint, kaip čia su 9 iš tikrųjų labiausiai, ir 5 gali būti, nes 5 yra sėkmė, vis tik 5 kartais irgi verta Jupiterį kokį padėti, nes tai tiesiog sėkmė. Taip pat į 10 verta Jupiterį padėti, nes tai yra asmenis gyvenimo tikslas ir labai gražių dalykų. Tai visą laiką verta Jupiterį 10. Praktiškai keli gali būti išimtis, galbūt ne, jeigu ten kažkur kitur sukris Marsas. Nes jeigu pastatai Jupiterį 10, tai faktas, kad kažkur kitos atsiduria, o tada žiūrim, kur kitos, tai gal ne, bet iš esmės visą laiką palanku Jupiterį 10. Tada jau 10 yra karjera, bet ir pasiekimai, to toks tikslas aukščiausias. Taip pat 11, tai reiškia bendruomenės, bendraminčiai, įplaukos, tai pinigams labai gerai, idėjos, svajonės išsipildo. Ir 12 astrologinis būstas, vėlgi tas nesėkmių būstas, tai vienatvė, atsiribojimas, izoliacija, tai yra kaip nesėkmių būstas, kaip ta vadinamoji komos būsena, bet nieko nėra blogo ir nieko nėra gero. Tai yra per 12 gali būti pačios didžiausios pamokos. Nes jeigu jau to vidinio žynio nepaklausai, ką daryti, tada galbūt į 12 karmą įkritai ir tada jau, kaip sako, pavyzdžiui, liga, komos būsena, ten depresija pati didžiausia, kai jau nieko nebenori, bet būtent galbūt tada atsispiri ir išlipi į viršų. Tai 12 vėlgi gali pasakyti astrologas, kad laukia tokie metai, bet tu žiūri savo aplinkybės. Jeigu aš turiu, pavyzdžiui, mažą lėliuką, kokių 2 metų ir aš dabar paliksiu tokį tą būstą ir aš gulėsiu depresijoje, tas vaikas klyks ir kaip ta prasme, negalima. Bet jeigu aš esu viena pati babytė, jau man 65 ir nieko man rūpintis nereikia, o kodėl aš negaliu įeiti tas gilias būsenas į savo tos visas tamsumas, galiu savo tą leisti. Tai labai daug visko, ne? Taip. Tiek visa tas video apima daug dalyko, kurį irgi, jeigu kažkam įdomu, galite klausyti keletą kartų, aš kaip sakau, visą laiką ir savo video analizėse klausykite bent 5 kartus, bent 10 kartų, bent 5 metus, bent 10 metų, kai užeis toks, kad reikia, ir tą patį galima klausyti, kad ir po kiek laiko. Kas kartojat mantras, nepamirškit. Žmonės jau 5000 metų kartoja.
Jo, Tai jeigu galvojat, kad neveikia, pagalvokit apie tos, kurie kartoja jau 5000 metų, ar ne? Iš kartos į kartą, iš kartos į kartą. Jeigu jas neveiktų, ar žmonės tikrai kartotų, jeigu plaktukas būtų nenaudingas įrankis, ar žmonės jį naudotų ir jį naudodami statytų namus, ne, tikriausiai. Jo, dabar labai mandri visi kažkokių naujų išradimų prigalvot, kad tai kažką geriau išraks vidiniai kalti negu plaktuką, kad kažką ten geriau išras negu kad kaip buvo ir yra, tai išras geriau, o ne, tai yra amžiais, tai yra duota ir tai... Tai va, tai čia tiesiog palinkėjimas nuo manęs. Jo, tai va ir šitas dramblys. Reiškia, jį galim tokį kaip drambliuką simbolizuoti tiems, kas ieško aukščiausių žinių, jisai atsistoja. Jo vardas yra Jupiteris tarp kitko. Taip? Žinias ir žinojimą, kurių nesukonkretinam į asmenį, pasaulietišką asmenį. Mes galime kaip tą savo visišką tokį tyrą atsidavę dvasinį mokytoją pasiimti, kuris yra tikrai tyras ir iš dvasinio pasaulio. Visi kiti yra žmonės, mūsų pakeleiviai, kurie mus mokė, moko ir yra žmonių, kurie yra žinių šaltiniai. Yra knygų, kurie yra žinių šaltiniai. Tai va, būtent apie tai, apie žinias, apie pagarbą žinioms ir kad jos vis dar ateina. Tai ir baigsim, mane. Taip. Daugiau negu valandą čia, bet kas kantriausiams. Žinius kantriausiams.